Garbė Jėzui Kristui. Kasdien girdime apie dramatiškus įvykius pasaulyje. Šiandien Evangelijoje skaitome, kad pas Jėzų atėjo keli žmonės ir papasakojo apie galilėjiečius, kuriuos nužudė pilotas. O Jėzus jiems atsako, paminėdamas 18 žmonių, kuriuos užgriuvo Siloamo bokštas. Viešpats Jėzus šiandien 2 kartus įspėja mokinius: jei neatsiversite, visi panašiai pražūsite. Ką Jėzus turi omenyje? Ar tai, kad kančia yra bausmė už nuodėmę? Nieko panašaus. Norėdamas atsakyti į klausimą, kokia šių Jėzaus žodžių reikšmė, pasitelksiu amerikiečių rašytojo Tomo Boilio apsakymą. Jame pasakojama apie jauną 17-metę merginą Medį, kuri vakarą vyksta iš kino teatro namo. Ji tampa avarijos, kurios kaltininkas girtas vairuotojas auka. Medį tėvai sulaukė skambučio: įvyko avarija, jūsų dukra ligoninėje. Jie skuba į ligoninę, bet ten nieko negali sužinoti, gydytojai užsiėmė mergaitės gyvybės gelbėjimu. Buvimas nežinomybėje jiems kelia stiprų nerimą ir baimę. Tačiau staiga prie šeimos prieina jaunas gydytojas ir sako: apgailestauju, štai kas nutiko jų dukrai. Scena, kai jie pamatė baltą paklodę uždengtą kūną, skaitytojams leido suprasti, kad mergaitė mirė. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai visgi nebuvo tiesa. Tad kas nutiko? Medį iš tikrųjų lankėsi kino teatre, tačiau po filmo per žiūros paskolino savo asmens tapatybės kortelę draugai Kristi, nes ji norėjo likti dar vieno filmo per žiūrai, kuris buvo skirtas vyresniems nei 17 metų asmenims. Taigi paaiškėjo, kad mirė ne Medį, o jos draugė Kristi. Medį buvo gyva. Tėvams tai buvo perėjimas iš mirties į gyvenimą. Jie džiaugiasi, tarsi jų dukrai būtų suteiktas dar vienas gyvenimas. Tokia yra šiandienos Evangelijos žinia. Žiūrėk, tiek daug žmonių miršta, o mes su tavimi vis dar gyvi. Mes vis dar turime šansų. Kokių šansų? Šansų atsiversti. Galimybė suprasti, kad atsivertimo tikslas nėra tapti tobulam, tokiam, kuris nedarytų nuodėmių. Tikrasis atsivertimo tikslas – patirti Dievo meilę ir jo gailestingumą. Brangieji, nuo pat Adomo ir Ievos nuopuolio žmogus nuolat kovoja su alkio pagunda.
Žmogus nuolat yra nepasotinamas fiziškai, emociškai, dvasiškai. Žemėje visada bus įvairių rūšių alkio. Pažiūrėkite, kaip dykumoje velnias priėjo prie Jėzaus po 40 dienų, kai šis pajuto alkį. Kaip ir dykumoje per gundymą, jis visada nori mums duoti lengvos duonos, tokios, kurią galime gauti be pastangų. Velnias visada nori, kad mes pasisotintume bet kuo kitu, tik ne Dievu. Jis daro viską, kad pasotintų jūs tuo, kas iš tikrųjų negali jūsų pasotinti. Ar kas nors iš jūsų prisimena, kada atsivertė sūnus Palaidonas? Jis atsivertė, kai buvo alkanas. Tada jis prisimenė tėvą, juk tėvo namuose visada buvo duonos perteklius. Tačiau jis atsivertė ne todėl, kad nebuvo ką valgyti. Kalba eina apie tai, kad turimas maistas jo nebesotino. Galima sakyti, kad jis suprato, jog viskas, kuo bandė pasisotinti, nenumalšina jo širdies alkio. Taigi Dievas suteikia mums galimybę atsiversti. Arba jūs rysite tai, kas niekada jūsų nepasotins, o priešingai jūs nuodys ir jums kenks. Arba pasirinksite maistą, kurį jums duoda Dievas Tėvas, Dievo žodį ir Eucharistiją. Taigi atsivertimas yra patirtis, kad Dievas Tėvas mus myli ir kad jis turi tikrąjį maistą, galinti pasotinti mūsų širdies alkį. Jei neturėsime šios patirties, mums bus labai sunku sugrįžti pas Dievą atsiversti. Neturėdamas Dievo kaip tėvo patirties, žmogus neturi kur grįžti. Be Dievo meilės pažinimo negali būti tikro atsivertimo. Pabaigai vieno tėvo Mieczysławo vaikystės istorija, kuris pasakoja, kad kai jam buvo 11 metų, jo tėtis dirbo miške, buvo miško kirtėjas. Buvo sunki žiema, mama liko namie gaminti vakarienės ir staigiai susirgo jo jauniausias brolis. Jis turėjo temperatūros ir mama turėjo jį prižiūrėti. Ji pasakė metekui, kad tu niekada nevaikščiotum vienas į artimiausią kaimą, bet dabar turi eiti į vaistinę, nusipirkti vaistų nuo temperatūros, nes tavo jauniausias brolis labai karščiuoja. Tuo metu švietė saulė ir buvo labai šalta. Taigi Mieczysławas nuėjo į vaistinę. Jis ten nuvyko ir džiaugėsi, kad ši pirmoji savarankiška misija pavyko. Jis nupirko tai, ko prašė mama. Bet kai jis grįžo atgal, kilo baisi pūga, viesulas pasidarė taip tamsu, kad jis nematė kelio. Eidamas per mišką, jis prarado orientaciją, jis pradėjo verkti,
ėjo akliai. Jis nežinojo, kur eina. Jis žinojo tik tiek, kad yra pasiklydęs. Jis nesuvokė, kad iš tikrųjų yra netoli namų. Tuo tarpu miško pjovėjo tėvas grįžo namo vakarieniauti. Motina jam sako, kad mėtakas ilgai negrįš. Aš bijojau dėl jo ir baisi pūga. Tėvas nuėjo ieškoti sūnaus, šaukdamas jį vardu: Mečislavai, kur tu esi? Berniukas išgirdo tėvo balsą. Jis ėjo paskui balsą. Jis net nesuvokė, kada atsidūrė tėvo glėbyje. Pajutęs jo rankos šilumą, jis buvo apkabintas tėčio. Šis kunigas pasakojo, kad ši vaikystės patirtis liko su juo visą likusį gyvenimą. Brangieji, ir apie tai kalbama šiandienos Evangelijoje. Šiuos gavėnios laiko tarpiu Jėzus ateina ir pašaukia mane vardu. Paduok man ranką, mes eisime kartu. Su manimi tau nereikia nieko bijoti. Ar seksi paskui jo balsą, ar duosi jam savo ranką, kad tave vestų?